Viena diena Warreno Buffetto gyvenime. Warreno Buffetto pristatyti nereikia. Berkshire Hathaway generalinis direktorius, sėkmingas viskame. 92 metų Nebraskos gyventojas laikomas vienu geriausių visų laikų investorių pasaulyje. Jis yra dažnas svečias turtingiausių žmonių sąraše pagal Forbes. Savo turtą, kuris vertinamas 112,8 milijardų dolerių, jis uždirbo savo konglomerato, kuriam priklauso daugiau nei 60 įmonių dėka. Kaip vienas žmogus gali atlikti visas šias pareigas? Žiūrėkite šį vaizdo įrašą, jei norite sužinoti atsakymą. Pragyvenau 24 valandas, remdamasis Warreno Buffetto visos dienos rutina. Šiandien yra gegužės 24 diena. Warrenas Buffettas keliasi 6:45, kaip yra šiandien. Ir jisai eina miegoti 10:45. Na, po 10 kažkiek tais. Jisai 10 gulasi miegot ir užmiega beskaitydamas knygą. Taigi iš šitos ištraukos tai galite irgi pamatyti. Atsikėlęs aš atlieku savo pratimus, tai praimai, afirmacijos kitaip, kurios aš atlieku kiekvieną rytą ir skaitimas. 30 minučių kiekvieną rytą aš skaitau. Na tai ką, mes laukia, dabar yra po 7:30 kurtais. Warrenas, jisai atsikėlęs, sako tokius žodžius. Aš neturiu noro keltis 4 ryto. Jisai suprato, kad naktį keltis tai nėra jam. Taigi, atsikėlę, atlikę visus savo užduotis, kurias aš atlieku kiekvieną rytą, einu pusryčiauti. Apie pusryčius galiu pasakyti, kad Warrenas Buffettas pusryčiauja McDonald'e. Jisai turi 5 minučių maršrutą nuo savo namų iki darbo ir tame maršrute yra McDonald'as. Tai, kas paduodama ryte McDonald'e, tai paskutinis dalykas, kurį turėtų valgyti žmogus ryte. Taigi aš pasidariau kiaušinienės ir visai sočiai pavalgiau. Kelias trunka 5 minutės ir aš jau juo važinėju 54 metus. Vienas iš pliusų šio 5 minučių maršruto pakeliui yra McDonald'as. Aš ką nors pasiimsiu. Warrenas, būdamas 92 metų, sugeba kiek tais treniruotis, kaip treniruotis, mankštinasi ryte prieš darbą. Taigi aš irgi pasitreniravau ryte. Ir by the way, jisai darbą pradeda 9:30. Na štai ir paskutinį kokį pratimą pasidariau, tai pasivaikščiot. Tai nuėjau pasivaikščiot su šuniu, Džioniu, ir nuvedžiau jį pasimaudėt. Jeigu jūs nori, aišku, nes šiandien karšta diena, 25+ bus. O, pats iššokas. Ir by the way, dabar yra 8:09. Džiuni, neavok. Hop. Praleidai. Hop. O, pagavo, naršytą. 80% savo darbo laiko jisai skiria skaitimui. Tai apie 5-6 valandas į dieną. Na štai, šiek tiek apsitvarkiau, apsiskutau, nes jau apaugęs buvau visas. Ir noriu jums pasakyti vieną svarbiausią gyvenimišką taisyklę, kurią sužinau iš Warreno Buffetto. Jinai vadinasi fokus.
Istorija byloja, kad skrendant savo privačių lėktuvų, Warrenas Buffettas pastebėjo, kad jo pilotas su juo jau 10 metų. Tuomet jis pakvietė pilotą ir pasakė: bičiuli, jei tu esi čia ir per pastarosius 10 metų tavo gyvenimas niekom nepasikeitė, reiškia, aš blogai atlieku savo darbą. Sėsk, aš tau užduosiu numeris 1 paslaptį, kuri padės tau daug produktyviau, daug greičiau judėti gyvenime ir pasiekti tokių aukštumų, apie kurias net nesvajoji. Ši paslaptį, ši taisyklė vadinama 5-25. Pirmas dalykas, kokį reikia jums padaryti, tai užrašyti 25 tikslus, kuriuos norite pasiekti artimiausių metų. 2, 3, 5 metai, nesvarbu. Tada tavo užduotis visų šiuos 25 tikslus paskirstyti prioriteto tvarka. Trečia, kai yra jau pasirinkti 25 tikslai prioriteto tvarka, tuomet išrinki pirmosius 5, savo top 5 pasirinki, o visus kitus tiesiog išbraukite. Jie tiesiog nereikalingi. Neskirkite jiems jokio laiko ir jokio dėmesio. Vienintelis jūsų dėmesys, kol juos pasieksite, yra šie 5 tikslai. Šios paslapties idėja yra labai paprasta. Pagalvokite apie turtingiausius, sėkmingiausius ir žinomiausius žmonės, kuriuos jūs pažįstate. Ir štai mano klausimas. Ką jie turi bendro? Tai, kad jie tapo meistrais vienos krypties, superžvaigždėmis vienos nišos. Štai, kad šis pratimas padeda nustatyti 5 svarbiausius savo gyvenimo prioritetus. Jums reikia skirti maksimum laiko šiems keliems dalykams, šiems keliems tikslams, o į kitus aplamai nekreipti dėmesio. O kai pasieksite maksimalų rezultatą šituose 5, tuomet naujame lygmenyje galėsite prieiti prie kitų likusių tikslų. Tegul tai jūs motyvuoja. Taigi Warreno Buffetto gyvenime mes aiškiai matome visą jo uždirbtą turtą, kurį jis uždirbo, tobulindamas tik vieną svarbiausią įgūdį – sugebėjimą investuoti. Reiškia, tai veikia. Na štai ir susirašiau savo 25 tikslus, išskyriau 5 ir dabar koncentruosiuos tik į juos. Kol juos neįvykdysiu, prie kitų neįsiu. Tai va, viskas čia pas mane. Taigi, visiems siūlau šią užduotį atlikti tikrai gerą užduotėlę. O pietums Warrenas valgo, atspėsit, irgi McDonald'e. Na, aš kai sakiau, nevažiuosiu į tą McDonald'ą, tai gaminsiuos kažką įdomaus namie. Tai einam pietauti. Na, kol gaminasi maistas, kol kepa maistas, kol gaminasi jis, tai bandysiu pabaigti skaityti knygą Imk ir daryk. Na tai va, pabaigiau skaityti knygą, taip pat labai skaniai papietavau, galite matyti šiam kadre, ką pietavau. Tai dabar yra 2 valandos 21, kaip matot. Tai va, visai neblogai einam. Tai kitą knygą, kokią šiandien pradėsiu skaityti, yra Introverto panašumai, kuklus parduoda daugiau. Bet dabar kol kas, kad prasiblaškyti po knygos skaitimo, eisiu dirbti prie studijų per kompiuterį, nes reikia rytoj darbų porą padaryti. Užsiviriau arbatytės, štai ir atlikau savo visus darbus, tai va tokius va dalykus, nubraižiau grafikus, viską, va 4 tokius Word dokumentus atlikau, tai va. Kaip ir studijinius darbus atlikau, tai va, tačiau dar reikės gal kiek prisėsti prie jų link vakaro, pasimokyti, kad jos apginti reikės, tai va, o visą kitą kaip ir atlikau. Tai va, dabar eisiu skaityti, tai skaitysiu šią knygą, kaip ir sakiau, bet ją skaitysiu ne ant kiekio, ne kuo greičiau perskaityti, ne kuo daugiau perskaityti, o
kuo produktyviau praleisti laiką ir kuo daugiau išmokti iš jos. Viską, ką aš norėsiu įsidėmėti šioje knygoje, tai rašysiu į sąsiuvinuką. Tai va, čia tuščias sąsiuvinukas, tai va, jį rašysiu viską. Galima skaityti ant kiekio, tačiau kuo tu daugiau užsirašai, kuo tu labiau tai įsidėmi, vėliau gali, aišku, atsiverst, paskaityti savo užrašus, tuo labiau tu tai įsisavini savo galvoje. Ir tai man labiau padeda. Taigi, aš bandysiu ne ant kiekio, o kuo labiau išsavinti tai savo atmintyje. Tai nežinau, tai užtrukt gali 2 kartus ilgiau negu šiaip skaityti knygą. O kol aš skaitau knygą, tai aš jums įdėsiu biškutį informacijos apie patį Warreną Buffettą ir apie jo laisvalaikį. Warrenas Buffettas – verslininkas, investuotojas, filantropas, vienas turtingiausių planetos žmonių. Gimęs 1930 metais rugpjūčio 30 dieną. Warrenas yra labai organizuotas žmogus. Jis savo investuotojo karjerą pradėjo jau būdamas 11 metų ir nupirko pirmasias 3 akcijas. Pagal jo nuomonę, knygos, kurios padarė jį sėkmingu: Adam Smith – Tautų turtas, Benjamin Graham – Protingas investuotojas ir saugumo analizė. Jam patinka žaisti ir jis aistringai žaidžia bridžą. Jis žaidžia su savo kolega milijardieriumi Billu Gatesu. 12 valandų per savaitę praleidžia žaisdamas bridžą. Taip pat jis labai mėgsta groti ant ukulėlės. Brangiausias jo pirkinys tai privatus lėktuvas ir tai tik dėl reguliarių verslo kelionių. Na štai ir praėjo jau 2 valandos skaitimo, skaičiau šią knygą. Tai dabar yra 7:30, tuoj parodysiu. Tai dabar yra 7:30. Vat, prašau. Tai per dieną jau aplamai skaičiau 3,5 valandos. Tai va, liko jau ne per daugiausiai iki 6 valandų. Ir būsiu įvykdęs šios dienos misiją. Taip pat, kaip ir sakiau, Warrenas Buffettas 80% savo darbo laiko skiria skaitimui. Tačiau kitus 20% jis skiria darbui, investicijoms. Aš irgi skirsiu apie 20% savo laiko investicijoms. Tai apie 1,5 valandą, plius minus valandą su pusę skirsiu pasidomėti apie investicinius fondus. Gal atsidarysiu kažkokį brokerį. Ir galbūt kažkur pabandysiu investuoti savo pirmas investicijas arba šiaip kažkur investuosiu. Visą tai parodysiu netrukus. Štai ir grįžau, atsidariau savo brokerį Swedbank'e. Kol kas žiūrėsiu per Swedbanką, vėliau žiūrėsiu kaip toliau eisis. Tai va, galbūt savaitės, 2 savaičių bėgy jau nupirksiu savo pirmą kokią akciją ten. Tai va, kol kas tiesiog domėjausi akcijomis, žiūrėjau netgi lietuviškas akcijas, visai įdomių yra. Ir taip pat nusipirkau ant $50 bitcoiną. Tai va, čia galima pamatyti. Tai va, per Binance pirkau. Nu ir žiūrėsim kaip čia bus. Aišku, aš turiu daugiau kriptovaliutos, bet per Binance dažniausiai viską perku. O vėliau, jeigu reikia, kai prisiperku, keliu į Cold Walletą. Tai va, taip ir veikia viskas. Gerai, tuomet einu jaučiu vakariniaut, nes jau yra beveik 9. Beveik 9. Ir po vakarienės eisiu vėl skaityti, kad damušti tas valandas jau. Po geros vakarienės galima ir pamaitinti šuniuką. Taigi, kokią galima padaryti išvadą? Viena iš svarbiausių tai yra susifokusuoti. Susifokusuoti tai tos 5 svarbiausius, maks 5 svarbiausius savo tikslus, kol jos netlieki, neini prie kitų.
Užsirašai 5 svarbius savo gyvenime tikslus, pagrindinius, kuriuos dabar nori pasiekti ir kol jų nepasieki, tol neini prie kitų. Antra svarbiausia gyvenimiška taisyklė iš Warreno Buffetto yra skaitymas. Kad kažko pasiekti, pirmą turi daug skaityti. Iš knygų tu daug ką sužinai. Nebūtinai tai turi būti gyvos knygos kaip šita, tačiau tai gali būti audio knygos, tai surask laiko nors 20 minučių, nors 30 minučių į dieną skaitimui. Ten pavyzdžiui, kol važiuoji į darbą arba į mokslus, kol darai savo maistą. Manau, kiekvienas iš mūsų gali rasti 30 minučių dieną knygos skaitimui. Išsilavinimas, kurį gauni mokykloje arba universitete, yra gerai, yra puiku, tačiau mūsų užduotis niekada nenustoti mokytis, niekada nenustoti augti ir tai mums padės kas? Knygos. Tai va, knygų skaitimas yra labai svarbus dalykas gyvenime. Nu štai jau yra po 10:10 ir aš jau ruošiuosi eiti miegoti. Ir pasielgsiu, kaip Warrenas Buffettas daro. Tai jisai kurtais po 10 gulasi miegot, pasiima savo knygą ir pajungsiu čia tokį silpną apšvietimą, skaitysiu knygą Sapiens, Glausta žmonijos istorija, labai gera knyga, tikrai patariu visiems paskaityti. Ir beskaitydamas jis užmiega. Tai va, aplamai skaičiau per dieną 4,5 valandas. Tai va, likščia pabaigti tas 30 minučių ir veiksiu tas 5 valandas. Taip galiu padaryti išvadą, kad skaityti 5-6 valandas yra sunku, nes pas mane yra daug kitų reikalų ir aš tiesiog bandžiau maksimaliai prisitaikyti prie jo rutinos ir savo. Tai va, tą minimalų kiekį 5 valandas į dieną sugebėsiu vykdyti. Taigi, gulamės miegoti. Buffettas moko mūsų nuolankumo ir savimotyvacijos, kurios daugeliu verslininkų trūksta. Jo verslo pojūtis yra labai naudingas įmonėms, kurias jis nusprendžia įsigyti, o didžiausia pamoka, kurios mus moko šis investorius, yra kantrybė. Ir be jokios abejonės galiu pasakyti, kad kantrybė yra mokėjimas veikti, kol laukiate. Tikiuosi, jums patiko šis video ir užsiduokite klausimą, ką jūs naudingo galite pasisavinti iš šio vaizdo įrašo ir imtis tai pritaikyti dabar, kad keisti savo gyvenimą į geresnę pusę. Taip pat rašykit, kieno sekančio dienos rutiną pritaikyti savo, kieno dieną man dar pragyventi.